Praleis dieną kartu su manim, kadangi visiškai nespėjau dalintis dienos stories, tai galvoju parodysiu, ką mes veikiam šitom dienom. Tai dažniausiai dabar rytai prasideda nuo savo merginų, kurios mane pagražina ir tada keliaujam į filmavimus. Tai šiandien pirmieji filmavimai vyksta Lietuvos geležinkelio garaže, kur reikia nufilmuoti gražiai papuoštą kalėdinį traukinį. Įsinomavom ir sniego mašiną, muilo putas, kad sukurti tą tokį kalėdišką vaibelį. Tada tą kalėdinę dar pasaką reikėjo išvalyti, nes daug muilo putų prisnigo ir keliavom pasiimti namo rekvizitų ir vykome į viešbutį, kur atvyko Osvaldo seneliai. Čia turėjom kitus filmavimus, kur reikėjo tokį kaip ir kalėdišką vaibelį sukurti. Aišku, čia ne tik pačiai reikia filmuotis, bet dar ir visus suruošti, sustiguoti, tai yra darbelio. Grįžom namo, Osvaldas pagamino cukinijų blinelius, o čia yra pati smagiausia dienos dalis - nusivalyti visą makiažą. Įsiplauti dantis, apkalbėti dar kitos dienos filmavimus ir jo, keliaujam miegoti, namai atrodo kaip, nežinau, kaip kokie gariūnai, nes tie daiktai iš namų į namus, iš namų į namus, tai nėra laiko kada susitvarkyti, tai visiškai jau mirtelė. Bet čia, žinokit, dar ne pabaiga, reikia padirbėti dar prie kompo, padaryti užsakymus kitiems filmavimams. Saldžių sapnų.